Recording in progress. You were fire before the mountains. You will burn when time is done. Holy Spirit living inside me. Christ the everlasting one. Ancient flame burning me. Set my heart on fire again. Jesus light. That never fades. Ancient flame burning me. Holy fire, holy name. You always still the same. Ancient flame. Jesus standing in the fire with me. Every wall of darkness falling down. Holy Spirit moving through the embers. Christ the King who wears the only crown. Nothing in this world can stop his burning. Every shadow breaks before his name. God who walked the furnace with his children. Yesterday, today, and still the same. Fire of God, burn here. Fire of God, burn here. Consume the night, consume the fear. Fire of God, burn here. Fire of God, burn here. Christ is all that I hold near. Fire of God. Christ the light that split the ancient darkness, breathing life where everything was cold. From the throne the river runs like fire, burning brighter than the streets of gold. Holy flame descending on the willing, every knee will bow before the throne. Jesus, keeper of the everlasting, I will never face this fire alone. Fire of God, burn here. Fire of God, burn here. Consume the night, consume the fear. Fire of God, burn here. Fire of God, burn here. Christ is all that I hold near. Fire of God, Hallelujah. Taigi šalom, šalom visiems online. Jums šį vakarą vėl transliuoja Prabudimo namai. Hallelujah. Šiandieną mes melsimės, šiandieną mes pakviesti šitoj puotoj Tėvo namuose kelti gyrių jam, taipogi šviesti iš šito dangiško portalo, kurį mums suteikė. Hallelujah. Taigi, brangieji, jungitės prie mūsų maldoje.
Amen. Ir visi šiandieną kilsim į dvasinės sferas. Taigi, visi, kurie online, aš kaip jūs mokiau, jūs galite atsidurti čianais pas mus dabar savo tikėjimu, dvasioje, aleliuja, atsidurti pas mus tiesiog čia salėje kartu su mumis, būti šitame tarnavime. Viešpaties dvasia čia, viešpats čia ir jis kviečia mus visus jungtis į šį tarnavimą. Aleliuja! Taigi, pradedam, kaip visada, mes nuo mūsų naujo himno. Aleliuja! Na ką, brangieji, pakelkit rankas, atverkit širdis. Viešpaties šviesa jau šviečia. Aleliuja! Dievo šviesa sušvito virš Kauno, virš miesto dega ugnies fakelas. Jis neužges, jis švies per amžius. Jis kviečia tautą grįžti pas Dievą. Šlovė tau, Dieve, šlovė tau, viešpatie. Mūsų širdis kyla tavo akivaizdo, viešpatie. Aleliuja. Lietuvos širdis bunda tyliai, tarsi rytas po ilgos nakties. Dievo pasiųstieji, grupė prabudimas, ji Dievo šviesa, viešpaties vaikai, nenugalimi, karšti ir ugningi. Jūs ugningi, jūs karšti. Hei! Ugnis danguje liepsnoja. Hei! Tikėjimas mūsų gyvas. Ar tavo tikėjimas gyvas? Per miestus, per širdis nueidi. Viešpatie, Prabudimas atėjo. te iš šitų namų dvasinėse sferose kyla šviesa į Lietuvos teritorijas dvasioje, užliedamas visą viešpatie Dieve teritoriją šviesa ir tavo meilę. Angelų sparnai virš minios. Hei! Kiekviena širdis vėl prisikelia, kai meilė nugali baimes visas. Tegul gatvėse skamba tiesa, tegul jaunimas kelia rankas į Dievą. Šventa ugnis per Lietuvą eina, atverdama dangaus duris. Dievo pasiųstieji, grupė prabudimas, jie Dievo šviesa, viešpaties vaikai, nenugalimi, karšti ir ugningi, jie Dievo portalas virš Lietuvos. Kai pasaulis grimsta į mirties šešėlį, O taip, viešpatie. mes būsime liepsna naktyje. Aleliuja. Tikėjimo balsas nenutils niekada, nes Dievas gyvas mumyse. Prabudimas, šviesa virš tautos. Prabudimas, ugnis iš dangaus. Lietuva pakils su tikėjimu ir Ar tu žinai, kad tavo tikėjimas, stiprus tikėjimas Dievo akise gali pažadinti tikrą gailestingumą ir meilę Lietuvai? Haleliuja! Jungis prie mūsų, jungis ir tiek dėl tautos, dėl sielų, dėl kurių viešpats mirė ant kryžiaus ir trokšta, kad kiekviena siela būtų išgelbėta. Haleliuja! Hei! Šlovė tau, karaliau.
Aleliuja, brangieji. Pasimeldžiam. Sakykim, Viešpatie, suteik man malonę. Tave sekti, tave pažinti, tave mylėti. Liki padangaus. Viešpatie, išliek šiandieną savo dvasią. Vesk mus savo takais. Viešpatie, pripildyk mus, kupinus ir sklidinus džiaugsmo, nes mes šiandieną metam rūpesčius į šoną ir imam tavo džiaugsmą. Galingo Jėzaus Kristaus vardu. Aleliuja. Taigi, brangieji, Viešpats sako, jūs esat išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybės. Jūs dažnai pamirštat šitos žodžius, bet aš jums siūlau pastoviai jos kartot, kad jumise Viešpats, kuris yra ir dega ugnimi, toliau šviestų per jūs į pasaulį, nes jūs esate Dievo išrinkti. Aleliuja, raštas sako, daug pašauktų, bet maža išrinktų. Bet aš išsirinkau tą likutį, Viešpats sako, į kurį dar kartą aš išliesiu savo dvasios. Ir jų vaikams, ir vaikaičiams, ir jų vaikai pranašaus, jie matys regėjimus, senieji sapnuos sapnus. Taigi, Viešpatie, dėkojam tau, kad tavo žodis tiesa ir jis pildosi, Viešpatie. Ir paskutinių namų šlovė, Viešpatie Dieve, kyla, Viešpatie Dieve, virš Lietuvos. Haleliuja. Taigi, brangieji, jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybės. To, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabę šviesą. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta. Seniau neradę gailestingumo, dabar suradę. Haleliuja. Brangieji, aš čia kurią dieną sakau, Ingridai, sakau, Viešpatie, sakau, na, kaip aš galėjau būti toks kvailas pasaulyje, kad negalvočiau apie amžiną gyvenimą, kad negalvočiau apie tolimesnį gyvenimą, apie planus, apie kažką tai giliau. Ingrida sako, matai, visas pasaulis ir mes tada buvom aptemę. Akis buvo uždengtos, protas buvo uždengtas šio pasaulio princo, šiuo trumpalaikiu gyvenimu, todėl mes matėm viską čia ir dabar. Atrodo, kad gyvenimas tik čia reikia nugyvent ir kaip pasaulis moko, čia gimėjai, čia tave suformavo, dirbai, darėjai, mirėjai ir tavo gyvenimas pasigėjo. O po to tenais kaip angelėlis skraidai kažkur padangėse. Aleliuja, iš tikrųjų nėra taip. Jėzus Kristus mirė už mus, prisikėlė įrodydamas, kad ir mes jame, jei mirštame, įtikime, mirštame, pasikrikštame, prisikeliame, mes susivienėm su juo ir mes esam tokie, kurie pakrikštyti šventąja dvasia, pilni jo dvasios, pilni jo meilės, pilni gerumo, gailestingumo ir tiesos. Taigi Viešpats trokšta tokių ir jis ieško, kada jie suksis ir gręšis į jį. Taigi mes šitą kartą, aleliuja, o Viešpatie, šlovė tau. Šį kartą Viešpatie Dieve ieško tavo. Šį kartą ieško tavęs, ieško Jokūbo, Dievo veido. Taip, Viešpatie, tik tavo veido. Pakelkit rankas, Pakelkit, brangieji. pakelkit save, O, ten, kur Dievas jūs mato. hei! Atverkit vartus, atverkit širdis ir šlovės karalius įžengs ten. Galiūnas stiprus,
mūsų Dievas narsus, iš molio jis mus pastatė. Ar pasirengę žengt pirmyn, kovot už Dievą visą širdim, keliauti pas jį kasdien, kovoti ir melstis jam. Šį kartą ieškau tavęs, Mes ieškom ir mes tą kartą viešpatie Dieve. ieško jo Mes ieškom viešpatie. Dievo veido. Nušviesk mūsų širdis. Nušviesk savo meilę, savo tiesą, teisingumu. Užliek Pakelkit save meilės mūsų. ten, kur Dievas jūs mato. Atverkit vartus, atverkit širdis ir šlovės karalius įžengs ten. Galiūnas stiprus, mūsų Dievas narsus, iš molio jo mus pastatė. Šį kartą Šį kartą. ieško tavęs, Viešpatie, mes meldžiam šiandieną viešpatie Dieve, kad šį kartą ieško jo kyla viešpatie Dieve Lietuvoje, kuri ieškos tavo veido, ieškos Dievo jėgos, kuri nenusisuks nuo tavęs, nuo tavo teisingumo ir stovės tiesoje, viešpatie. Mes meldžiam dvasinės sferas, kalbam šviesą, viešpatie, prisikelk jaunimą, prisikelk, ateik ir sugrįžk pas viešpatį. Viešpatie, raštas sako, niekas neateina pas tave, kol pats viešpats jų nepatraukia. Tėve, mes meldžiam, te šiandieną vėl viešpatie, tavo ranka, malonės ranka būna ištiesta. Patrauk sielas link savęs. Viešpatie, mes Dievo meldžiam. keliu. Halleluja. Hei! Atverkit vartus, atverkit širdis ir šlovės karalius įžengs ten. Galiūnas stiprus, mūsų Dievas narsus, iš molio jis mus pastatė. Halleluja. Halleluja. Wow. Šlovė karaliui. Amen. Taigi, trupučiuką žodžio. Trupučiuką žodžio, ir kaip sakau, šiandieną mes, prisėskit, brangiai. Halleluja. Aš šiandien sakiau, pakankinsiu jūs, neįdėsiu kėdžių, kad jūs pastovėtumėt, bet dabar sakau, prisėskit. Prisėskit visi ir online. Halleluja. Šiandien tokį įdomų prieškimą noriu atnešti jums. Žinot, mes visą laiką esam susirūpinę. Amen. Mes esam susirūpinę įvairiausiose situacijose. Nes jos ateina. Alleluja. Ir mes iškart žmoniškai jas priimam. Amen. Žinot, daug dalykų Dievas Amen. sudėjęs Dievo vaikams yra kitaip,
tuos, kuriuos išsirinko, negu tuos, kuriuos pašaukė. Amen. Nes mes galime atrasti daug įvairių raktų ir įdomių dalykų, kuriuos apreiškia per šventą raštą. Amen. Ir vienas iš jų yra iš Luko Evangelijos. Todėl aš ir sakiau šiandien, nustokim liūdėti, pradėkim džiaugtis. Dėl ko pasakysiu vėliau. Faktas, kad tai raštas sako, ne? Džiaukitės nuolatos. Bet ir dar dėl kito kito. Amen. Žiūrėkit, skaitau Evangeliją pagal Luką. Čia turbūt reiktų nuo pradžių, bet aš paskaitysiu taip. Judėjaus karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas vardu Zacharijas iš Abijos skyriaus. Jis turėjo žmoną vardu Elžbietą iš Aarono palikuonių. Jie abu buvo teisūs Dievo akyse ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus. Pasakykit kartu su manim. Jie abu buvo teisūs Dievo akyse ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus. Aleliuja. Ar jūs pasiruošę būti tokiais nuolankiais, kaip buvo Elžbieta? Gerai, judam toliau. Juodu neturėjo vaikų, nes Elžbieta buvo nevaisinga ir abu sulaukė senyvo amžiaus. Amen. Atrodo, nepriekaištingas tarnavimas, nepriekaištingas vykdymas visų įsakymų, bet neturėjo vaikų. Aleliuja. Kartą Zacharijas atėjus eiliai tarnavo Dievui kaip kunigas ir pagal paprotį. Kunigų burtų teko jam, metė burtą ir teko jam eiti į viešpaties šventyklą smilkyti smilkalus. Smilkimo valandą lauke meldėsi gausi žmonių minia. Tada jam pasirodė viešpaties angelas, stovintis smilkimo aukuro dešinėje. Pamatęs jį, Zacharijas sumišo ir jį apėmė baimė. Bet angelas jam tarė, nebijok Zacharijau, nes tavo malda išklausyta. Tavo žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį pavadinsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir linksmybė ir daugelis džiaugsis jo gimimu. Amen. Aš biškį trumpinu ir einu į truputėlį toliau dėl laiko. Praslinkus kiek laiko, jo žmona Elžbieta pastojo ir 5 mėnesius slėpėsi sakydama, tai viešpats man davė. Jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akyse. Pakartokit kartu su manim. Jis dabar. Ir dar kartą. Jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akyse. Matot, brangieji, tie, kurie nuolankiai tarnauja viešpačiui, tie, kurie vykdo visus įsakymus, esą viešpaties. Amen. Ir sako, dabar viešpats nuėmė nuo manęs pažeminimą. Amen. Nes žmonių akyse jos žemino, kaip čia jūs tarnauja Dievui, jūs tokie, čia nevaisingi, čia galbūt ligoti, galbūt beturčiai. Ane? Ar supranta Dievo kelią? Kad visame tame yra kas? Dievo laikas. Ir Elžbieta tarė, dabar tas laikas,
kai nuo manęs nuima tą naštą, nuima, amen, tą pažeminimą. Todėl, kai jūs, brangieji, galvojat, kad gyvenime buvot pažeminti, nuskriausti, įskaudinti, tai visur viskas lyg vyko taip, kad kaip čia jums pasakyti, šventoji dvasia padėk, kad būtų lyg specialiai tai padaryta. Aš dar kartą sakau, šitoje kelionėje mes esame jau pakartotinam veiksme, ane? Filmą kaip statėm, dabar filmą transliuojam. Todėl viskas buvo prieš pasaulio sukūrimą sukurta ir nuspręsta. Amen. Matot, kodėl reikia atleisti, kodėl reikia suprasti kitaip. Sako, atnaujinkite savo protą, ane? Kad mums keičiantis į Kristų, keičiantis į jo atvaizdą, mes priimam ir keičiamės į jo charakterį, kuris yra, kaip ir praeitą sekmąją kalbėjome, ne? Atlaidus. Amen. Atlaidus, viena iš šitų dalykų, kad mes atleistume. Amen. Todėl bet koks pažeminimas ne visą laiką ateina iš jūsų, sakoma, velnio. Amen. Dievas naudoja velnę jūs pažeminti dėl jūsų širdies gryninimo. Amen. Jo keliai ne mūsų keliai, jo mintis ne mūsų mintis, bet Dievas teisus ir teisingas visuose keliuose. Aleliuja. Taigi, visą laiką mes turim atleisti, visą laiką turim nusižeminti, visą laiką turim išlikti tyri. Amen. Ir tik praėję visus išbandymus, Dievas nuims ir būsite išaukštinti. Aleliuja. Nes viešpats buvo išaukštintas, sako, jis lygi pat kryžiaus, lygi pat mirties išliko ištikimas, nuolankus ir nenusidėjo. Amen. Nei savo širdimi, nei savo darbais, nei mintimis, nei kūnu. Amen. Taigi, viešpats davė, sako, jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akise. 6 mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą Nazaretą, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas, iš Dovydo namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė, sveika malonėmis apdovanotojai, viešpats su tavimi, palaiminta tu tarp moterų. Ji pamačiusi, ji sumišo nuo jo žodžių ir galvojo, ką toks pasisveikinimas reiškia. O angelas jai tarė, nebijok Marija, tu radai malonę Dievo akise. Tu radai malonę pas Dievą. Amen. Brangieji, jūs visi gimę iš viešpaties dvasios esate radę malonę. Amen. Juk sako raštas, malonę mes išgelbėti viešpatie Kristuje. Štai tu pradėsi iščios ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jis bus didis ir vadinsis aukščiausios sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą. Jis valdys Jokūbo namus per amžius ir jo karalystei nebus galo. Jis valdys, ką? Šitus namus, kuriuose mes esame, Jokūbo namus, amen, per amžius. Ir pasakykit, ir jo karalystei nebus galo. Jo karalystei nebus galo. Halleluja. Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, jei aš nepažįstu vyro. Amen. Matot, čia mūsų kasdieninio gyvenimo
klausimai dalis. Ane? Mes visą laiką klausim, kai kažkokia situacija ateina, o kaip tai įvyks? O kaip tai įvyks? Ane? Dažniausiai mes pajungiam logiką, informaciją, kurią mūsų programavo pasaulis, ane? Seno mąstymo ir paimam tą situaciją ir pradedam logiką, skaičiais, materiją visokiausią spręsti. Amen? Bet Dieve mes turim kitokį mąstymo būdą. Duota mums, aleliuja, kad kiekvienoje situacijoje turėtume atsakymus ne iš savo supratimo, bet iš aukščiausiojo. Taigi, kaip į jūsų gyvenimą ateina klausimas, atsakymas čia pat. Angelas jai atsakė tardamas, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo jėga apgaubs tave. Todėl ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Aleliuja. Taigi, o kaip mes, kurie turime šventą dvasią? Amen? Kaip mes, kurie gyvename su ja? Aleliuja. Taigi, į visas jūsų situacijas ir problemas, į visus gyvenimo įvykius, per kuriuos Viešpats veda, atsakymai ir išėjimai, amen, yra šventojo dvasioje. Aleliuja. Todėl nustok liūdėti, nustok būti susirūpinęs, nes tavo atsakymai yra jame. Amen. Kaip tai bus? Tu visą laiką atsakyk. Šventoji dvasia nužengs ant manęs ir apreiks. Aleliuja. Aleliuja. Taigi, štai ir jūsų atsakymai. Žinot, Romiečiams 8 skyrius ir Paulius rašydamas apreiškia apie maldą, būtent kurioje mes nelabai suprantam, kada ir kaip melstis, nes mes nežinom iki galo Dievo valios galbūt, ane? Mes ieškom kasdieną, mes ieškom Dievo širdies, Dievo meilės, amen, šviesos, tiesos, amen. Ir sako, kad vienintelis duotas mums šventojo dvasia, kaip guodėjas, žino visus tos kelius. Aleliuja. Todėl, dar kartą sakau, kaip ir Paulius sako, mes galbūt nežinome, ko melsti, bet šventoji dvasia duota mums visą laiką išves mus į tiesos kelią. Aleliuja. Ir ne tik, bet ir mes patys turintys pirmuosius dvasios vaisius, ir mes dejuojame kantriai laukdami įsūnijimo, mūsų kūno atpirkimo. Šia viltimi mes esame išgelbėti, bet regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis? Bet jei vilėmės to, ko nematome, tada laukiame ištvermingai. Taip pat ir dvasia, šventoji dvasia padeda mūsų silpnumui, nes mes nežinome, ko turėtume melsti, bet pati dvasia užtaria mus neišsakomomis dejonėmis. Aleliuja. Žinot, kodėl mums kasdieną labai reikalinga kalba kitomis kalbomis? Kodėl mums reikia melstis kitomis kalbomis? Kad mes leistume dvasiai, ane? Nes kada meldžiamės kitomis kalbomis, meldžiasi ne mes, bet meldžiasi kas? Dievo dvasia mumyse. Aleliuja. Kuris žino kelius, kuris žino, kaip išeiti iš situacijų, kuris žino, kaip jūs išvesti. Amen? Todėl malda kitomis kalbomis
yra ne kas kitas, o kaip kanalų pajungimas ir konstravimas, perkeitimas, atrakinimas, užrakinimas, vedimas, kūrimas dvasinėse sferose. Aleliuja. Širdžių tyrėjas žino dvasios mintis, nes ji užtarė šventuosius pagal Dievo valią. Be to mes žinome, kad mylintiems į Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslu pašauktiesiems. Amen. Taigi, mes turim melstis ir karštai melstis. Ir daug melstis. Jei norim daug, amen, juk malda kalbomis, malda dvasioje mus statydina. Amen. Čia tas pats, kaip įsivaizduokit, jūs turit kiekvieną situaciją ar problemą. Amen. Aš dar kartą sakau, mes esame išrinktieji, mes turim kitokį kelią eiti. Galbūt kitiems nereikia daug melstis, jie nenori, jie kitokį kelią eina. Amen. Visokiausių yra kelių. Viešpatie organų daug, kūne viešpaties ir kelių daug, žinoma, ne? Vieni per koją eina, kiti rankoje, visi, tai mes esame labai skirtingi. Bet su mūsų pašaukimo užduotis yra, mes žinom, kuri, mes turim pakelti tą štangą, mes turim pakelti tą svorį. Aleliuja. Juk jums duotos Dievo situacijos nėra paprastos. Amen. Čia tas pats, kaip ateinat jūs į džimą, į štanginę ir bandot atėję 100 kg pakelt. Iškart neišeina. Ane? Bet jeigu nuolatos, pastoviai, jūs ateisit ir treniruositės, auginsit, statydysite save. Ane? Jotita privalarija šitą. Metiko paravridasa. Po pusmečio ar po metų, ta štanga, ta problema, tas demonas, kuris tupi jūsų sostuose, kuris tupi, bus nugalėtas. Kodėl nenugalėt? Nėra pastovumo, nėra įkarščio, nėra troškimo, noro prieš juos išstoti. Amen. Aleliuja. Raštas sako, mes nekovojam su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėm, karalystėm, tamsos pasaulio valdovais, įvairiausiomis blogio dvasiomis, dvasinėse sferose. Amen. Juk visos jūsų problemos kyla iš vidinio dvasinio gyvenimo. Aleliuja. Taigi, sakote, kaip man nugalėti tą snaudulį? Kaip man nugalėti tą nuovargį? Tark, šventoji dvasia nužengs į mane, nužengs ant manęs ir aš, jasita prifarira viebrostė sėdavia, nugalėsiu visus savo skausmus. Amen. Visus priešus, kokie bebūtų, ar tai skurdas, ar tai ligos, ar tai kažkas to, kas trukdo jums prasimušti. Amen. Visi raktai yra maldoje. Prayer is a key, prayer is a key, prayer is a key. Ane? Prayer, malda yra raktas. Aleliuja. Žinot, aš kai pabūnu Afrikoje, kur ten tokie karšti visi, jos tito taradija, rata plafarara, grįžtų į šitą tinginių kraštą visi. Viešpatie, sakau, aš tikrai ne čia randuosi. Nu, va, sako, eik ir uždek. Aleliuja. Taigi, mes turim užsidegti, mes turim kovot,
Mes turim nugalėti, nes šventoji dvasia duota mums. Mes turim viską, ko reikia. Dievas suteikė valdžią, jėgą, amen, suteikė šventą dvasią. Ir visos problemos turi skambėti taip. Ko man pergyventi? Šventoji dvasia. Kaip man nusipirkti naują namą? Melskis, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir bus atlikta. Kaip įsigyti tą? Paprastai. Amen? Na, tik nepamirškit, viskam yra Dievo laikas. Sako, dabar viešpats nuėmė nuo manęs ir davė. Aleliuja, ir Elžbieta pastojo. Taigi, kiekvienas mes, viešpats nori, kad mes klestėtume, gyventume, rodytume pasauliui tikrą gyvą Dievą visame kame, bet prieš tai mes turim praeiti tą etapą, kurį praeidinėjo Zacharijas su Elžbieta, ilgą laiką tarnaudami, būdami nuolankus, amen, laukė ir atėjo laikas. Taipogi žinot istoriją su Abraomu ir Sara. Aleliuja. Taigi, daug yra nuostabių viešpaties pamokų, kaip mums siekti jo veido, siekti jo meilės, siekti jo jėgos, amen, ir būti aktyviais ir karštais dvasinėse sferose. Amen. Taigi, kylam toliau, brangieji, ir melsimės. Amen. Halleluja. Hey. Satala vida viaredeshi. Nuostabiai brangi duota tavo diena. Halleluja. Vertingesnė yra dabar, net už deimantą. Tavo suteikta man ši pamoka, o Dieve tu žinai mane kaip niekada. Mylėk mane, apglėbk mane karštai, kaip niekada būk su manim, tu amžinai. Tu mylėk mane, apglėbk mane karštai, Šventoji dvasia apglėbk, kaip niekada būk su Šventoji dvasia manim, tu amžinai. aplėk šiandieną viešpatie mūsų situacijas. Tu dovana, Ei, tyra, brangi, graži, kurios niekas dar negali jos be tavęs paimt. Mylėk mane, apglėbk mane karštai, kaip niekada būk su manim, tu amžinai. Tu mylėk mane, apglėbk mane karštai, kaip niekada būk su manim, tu amžinai. Tu mylėk mane, apglėbk mane karštai, kaip niekada mylėk mane, tu amžinai. Be tavęs, karaliau, aš nebegaliu, nenoriu niekur eiti. sakyk viešpatie, aš be tavęs nebegaliu. Aš nebegaliu be tavęs. Aš niekur neisiu, šventoji dvasia neis su manim. Aš nieko nedarysiu, šventoji dvasia nedarys su manim. Halleluja. Tavo dėka. Tu Tu mylėk mane, apglėbk mane karštai, kaip niekada būk su manim, tu amžinai. O, mylėk mane, apglėbk mane karštai, kaip niekada būk su manim, tu amžinai. Tu mylėk mane, apglėbk mane karštai,
Paragavus tavo džiaugsmo ir tavęs vertingesnio ir brangesnio čia tikrai neras. Mylėk mane, apglėbk mane karštai, Apglėbk viešpatie. kaip Apglėbk visus niekada čia, būk apglėbk su visus manim, viešpatie, tu kurie amžinai. kartu su mumis dvasioje Tu mylėk ir tiesoje mane. šlovina tave. Apglėbk mane Halleluja. karštai, kaip niekada būk su manim, tu amžinai. Tu mylėk mane, apglėbk mane karštai, kaip niekada mylėk mane, tu amžinai. Gyvenimas mano esi tik tu. Aš mylėsiu ir tave tik amžinai. Nieks nepavogs tos meilės iš manęs, visa dalis manęs yra iš tavęs. Mylėk mane, apglėbk mane karštai, kaip niekada būk su manim, tu amžinai. Tu mylėk mane, apglėbk mane karštai, kaip niekada būk su manim, tu amžinai. Tu mylėk mane, apglėbk mane O karštai, viešpatie. Halleluja. kaip niekada mylėk mane, tu iš pelenų, tu mus pašaukė. Ei, iš pelenų tu mus pašaukė, bet prieš tai išpažinkime, kas mes esame Dieve. Aleliuja, nes velniui svyla padai, kada jo vaikai žino, kas jie tokie viešpatie Kristuje. Amen. Keliam, sakykite, kas aš esu Kristuje. Aš esu Dievo vaikas. Aš esu naujas kūrinys Kristuje. Aš esu teisus per Jėzų Kristų. Aš esu šventas per Jėzaus Kristaus kraują. Aš esu Dievo draugas. Aš esu Kristaus sužadėtinė. Aš esu dangaus pilietis. Aš esu šviesos vaikas. Aš esu pasaulio šviesa. Aš esu druskos skonis pasaulyje. Aš esu pašauktas. Aš esu išrinktas. Aš esu Dievo paveldėtojas. Aš esu Kristaus bendra paveldėtojas. Aš esu daugiau nei nugalėtojas. Aš esu Dievo šventykla. Aš esu Dievo kūrinys geriems darbams. Aš esu atpirktas iš nuodėmės valdžios. Aš esu atleistas. Aš esu mylimas amžina meilė. Aš esu saugomas Kristuje. Aš esu pateptas jo dvasia. Aš esu Dievo kareivis. Aš esu tikėjimo karys. Aš esu tiesos liudytojas. Aš esu Kristaus pasiuntinys. Aš esu statomas kaip dvasinis namas. Aš esu laisvas Kristuje. Aš esu pergalės nešiotojas. Aš esu vynmedžio šakelė. Aš esu dvasios vedamas. Aš esu šventas ir be dėmesio jo akise. Aš esu pergalės dalininkas. Halleluja, važiuojam. Hei! Nesusidegė širdise. Rietų kapatavlydė visi. Viešpatie, mes kylam. Ir kaip protafliai pirira. Yeah!
Šitą pravėlę porovosti. Dangus dunda jo Viešpatie. galybei, pergalė viešpaties Jas rankose. stiprai palėra nuo kepenį bėda. Nugalėtojai per kraujo Jūs nugalėtojai per jo kraują. Jėzaus vardas stovi Jas tvirtai. šitą pleparadė. Dangus Jas dunda jo šitą plavidė. galybei, Leiskit šventai dvasiai. Įsiveršti jūsų situacijas. Jas įdavė. Hei! Jata! Riasita pleparadė. Rana kėrėvo. Jas įdavė. Jatira. Jei žemės jaunis, kiekviena malda kardas aštu. Mes stovim šviesos fronte ir tamsa neturi galios čia. Nugalėtojai per kraujo jau, per Jėzaus vardą stovim tvirtai. Dangus dunda jo galybei, pergalė viešpaties rankose. Jis kovoja kartu su mumis, jis karalius mūšyje gyvas. Ne jėga ir ne ginklais laimim, bet jo dvasia mūsų nugalės. Nugalėtojai per kraujo jau, per Jėzaus vardą stovim tvirtai. Dangus dunda jo galybei, pergalė viešpaties rankose. O tai viešpatie. Kas mūsų jėga? Kristus. Kas mūsų pergalė? Kristus. Kas karaliauja? Kristus. Kas amžinai gyvas? Kristus. Halleluja. Nugalėtojai per kraujo jo, tavo šviesa dega mumyse. Pergalės skelbė visos tautos. Jėzus karalius, Jėzus viešpats. Šitą paradabėją. Kariaujam melsimės. Šitą prifatala labėją redėdė. Reposo patavida. Jėzus vardas virš visko, Šipri paladadį. jo kraujas kalba Šitą paravrė, laisvę. šitą pravirida. Mes Reko nugalėtojai per palavrieno Bibliją. stipri valara. Per amžius. Šiparovo stipri valarada. Hey! Jasita la vida repasciota pata privada de kedara la vida rela vossa privada via recusa da bevede dar stipriau rangiai dar stipriau šitą prafositą Traukėsi via tamsa, atėjo šviesa, šitą provadaria reto kadadaria prabudimas, Latuoja atėjo navosa. Dievo jėga, rodė blivadadoja revedėlė stosu pramušė blogį, dingo tamsa, šitą pravosatą plavia reto sėdėlė avinėlis Dievas jos šitą pravedė tave. kelkit džiaugsmą savo širdise Šviesa, tu švieski garsiai spindėk, Dievo jėga tu palytėk. Traukėsi tamsa, atėjo šviesa, Dievo mieste. Jočia. Dievo jėga, Džiaugsmas yra galingas Dievo ginklas. Hei, džiaugsmu mes nugalim. Baimės, liūdesį. Jasia prelarado. atėjo šviesa, tai Dievo jėga. Riadadajas, tas šitą vedė. Mano mielas, Dievas jaučia. Hei, viešpatie, pirmin. Šviesa, tu švieski garsiai spindėk, Dievo jėga tu palytėk. Traukėsi tamsa, atėjo šviesa, Dievo mieste. Čia Dievo jėga. Ja, radadadada,
Dievo vaikai, Rela Bodavia, viskus supetivrina, Dievo armija, Dievo kariai, galingi stiprus Dievo jėgoje, šitą plafėrą praeitolą katadavia. Švieski, Dievo kariai, Jas įsita vidį, Reta plapodavia, baimės nėra net tavyje. Jos šitą lavidą. Dievas išvalo visą tave. Hey! Šviesa tu švieski, garsiai spindėk, Dievo jėga tu palydėk. Traukėsi tamsa, atėjo šviesa, Dievo mieste, čia Dievo jėga. Retado, Jos šitą plivaradia, Reto tabili varados te separavi, šitą para privadia roka la barava. Hey! Traukės tamsa, nes Dievo namai bus čia visada. Hey! Jie bus čia visada. Aleliuja. Kelintą kartą atvažiuoju į Kauną, tik įvažiuojant, va čia nuo Lidlo sukinėjant, ir šiandien vėl teritorinis bandė dar vėl priešintis, nu. Bet šį kartą labai greitai. Netrandu, iš kur jis bando į mane šaut, bet jo dienos suskaičiuotos. Jie džiūna, jie griūna, taigi pirmin. Naktį mane į ausį, bet mano širdyje gyvasis karalius. Kai audros kyla, kai dreba žemė, Mano širdyje gyvasis karalius ir jūsų širdyse jis taip pat. Ne žmogaus jėga kovojamės. Viešpaties vardą, Prafola radevija. mano Galingu Jėzaus Kristos vardu mes puolam. Pakelk kardą Dievo žodį rankoje, mes einam pirmyn jo galybėje. Jėzus gyvas, grandinės krenta, pragaras dreba jo akivaizdoje. La branda viravaya. Akivaizdoje. Josito fira brode vididija. Priešo melas nebelaikys manęs, krauju avinėlio aš išpirktas. Kai baimė šaukia, tu nevatas. Malonė sako, tu mano vaikas. Šarvai uždėti tiesa manyje, tikėjimo skydas liepsnose. Tai dvasinis karas, ugnis danguje, šviesa nugali visas tamsybės. Pakelk kardo Dievo žodį rankoje, mes einam pirmyn jo galybėje. Jėzus gyvas, grandinės krenta, pragaras dreba jo akivaizdoje. Ne viena tamsa neužgesins šviesos, ne viena grandinė nesulaikys mūsų. Mes nugalim jo vardu. Jėzus! Tai dvasinis karas, dangus su mumis, angelų armijos eina pirmyn. Per kryžių ateina pergalimus, karalių nuskatauja amžinai. Se la pura vida y tan profiladia. Amžinai, amžinai. Hey. Halleluja. Halleluja. Taigi, mes imam dvasios kalaviją, Dievo žodį vėl į rankas. Amen. Nes mums reikia Dievo žodžio, kuris apšviečia mūsų širdis, mūsų protus ir mes galim tvirčiau stovėti ir žengti kasdieną vis pirmin.
Aleliuja. Raštas sako, žūsta mano tauta dėl pažinimo stokos. Suprantat? Ir kas yra baisiausia, kad jie to nemato. Apgaubti įvairiausių skirtingų dalykų, tarnavimų, gyvenimo, jie esą apglėbti, pavogti, amen, bet net patys skaitydami nesupranta Dievo žodžio, kokie laikai ateina, ko ateinantys laikai reikalauja iš mūsų, amen, suprantat, na, aš tikiu, kad sunku suvokti, kad vieną dieną, kuri jau čia pat, viskas taip pasikeis. Amen. Tai truputėlį tą davė pajusti Viešpats per COVID-ą, kad per vieną dieną gali viskas pasikeisti. Amen. Ir mes, jeigu nebudėsim, nesiruošim tai dienai, kuri užklups pasaulį, lyg vagis įsiverštų naktį jūsų namus, sako, ne? Taigi mes turim ruoštis, o pasiruošimas ateina per jo žodį, per apreiškimą, per pažinimą. Amen. Žūsta mano tauta dėl pažinimo stokos, Dievo pažinimo. Ane? Mes trokštam Dievo pažinimo labiau nei ko kito. Tai yra mūsų duona dvasinio žmogaus. Ar suprantat? Mes galim, supraskit, kad tas kūdikis, kuris gimsta Kristuje, kai pradžioje būna mažas, jis taipogi jo reikia rūpintis ir teikti visko, ką mes teikėme savo vaikam, kaip mes patys augome. Viskas prasideda nuo pieno, raštas sako, ne? Nuo pienelio, nuo to glamonėjimo, nuo to, bet po to dvasinis žmogus auga. Aleliuja. Todėl mes turime rūpintis kasdieniu Dievo žodžiu, nes tai yra mūsų maistas. Amen, juk jūs nesat kūnas, jūs esat naujas kūrinys, dvasia gimus iš Dievo, turinti sielą, kuri kasdieną vis atsinaujina, nes Dievas apipjausto įvairiausius dalykus, ne, kuris gyvena kūne, aleliuja, ir veikia kūne. Taigi, raštas sako, kurie gyvena pagal kūną, tie mąsto kūniškai. O kurie gyvena pagal dvasią, dvasiškai. Kūniškas mąstymas tai mirtis, o dvasiškas gyvenimas ir ramybė. Amen. Juk atrodo, tai eilutės skaitom, ane? Skaitom, bet tik kas nors pasisuka biškį. Visas kyla iš kūniško gyvenimo. Amen. Todėl mes turime gyventi iš dangaus, todėl mes turime gyventi iš vidaus, iš mūsų dvasios, iš mūsų dvasinio žmogaus. Aleliuja, į viską žiūrėti per dvasinės akis, į viską matyti per dvasinės akis. Amen. Nes tai gyvenimas ir ramybė. Ir todėl gyvenantys pagal kūną negali patikti Dievui. Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui. Jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklūsti. Amen. Žinot, pagonys renkasi čia į religinius visokius susirinkimus, kurie vyksta dabar, ne, ten Vilniui. Amen. Bet jų gyvenimas kūniškas.
jų šlovinimas kūniškas. Viskas kūniška. Amen. Vyko įvairiausi ten paradai. Paradė, žinai. Meilė yra meilė. Galvoju, biesas eina ir pranašauja, meilė yra meilė. Ar jis žino, kas yra meilė? Ar jūs galite suvokti, kad Dievas yra meilė? Ir žmogus be Dievo nėra patyręs ir paragavęs tikros meilės. Tik tai gimęs iš Dievo žmogus, kuris gavo šventą dvasią, jis pirmą kartą patyrė ir susitiko tikrą meilę. Pasaulyje yra tik kas? Apgavystės. Išdidumas, puikybė, amen, yra kas? Yra aistra, kuri kabutėse, kurią vadiname meilę. Amen. Brangieji, senos Lietuvos laikas baigėsi. Seno gyvenimo laikas baigėsi. Ateina naujas amžius ir nauji laikai. Viešpats sako, aš darau visą naują. Upės tekės dykumose. Amen. Aš išliesiu savo dvasios. Ir tas laikas čia. Ir mes tame laike čia ir dabar. Dėl to ir sakau, meskit rūpesčius į šoną, pradėkite džiaugtis. Į kiekvieną savo problemą sakykit, šventoji dvasia nužengs mane ir man paaiškins, kaip tai daryti. Ji mane ves ir išves iš visų kelių. Amen? Na ką? Raštas sako, kad melskitės už savo tautą, melskitės už valdytojus, karalius, kunigaikščius, kurie šiuo metu paskirti toje tautoje. Amen? Kadangi mes esam paskirti skelbti dorybės ir žodį gyvą Dievo į dvasinės sferas. Amen. Mes, ką dabar padarysim, mes stosim už Lietuvą, kaip ir turim, ir stosim visą tamsą, kurią sugalvojo priešas, kurią bando įtvirtinti tamsos valdovas, bet jam to nepavyks. Aleliuja. Raštas sako, platus kelias veda į pražūtį, o siauras kelias, ta kelias veda į gyvenimą. Tik siauras. Ir mažai kas jį randa. Sako, kaip atskirti, daug vyksta įvairiausių, ten kongregacijų, ten ir ten daugumos. Išgirskit, ką sakau. Platus kelias veda į pražūtį. Tik siauras. Ir mažai kas yra, tik siauras kelias veda pas Viešpatį. Ir jis siauras, amen, labai siauras. Ir mažai kas jį randa. Mažai. Žmonės įsivaizduoja, aš atsimenu, neatsimenu kas, bet kai Evangeliją skelbiau, mes kalbėjom, žinai, sako, tai tu nori pasakyti, kad visas pasaulis eina į pražūtį? Negali to būti. Sakau, aš nesakau visas, bet dauguma. Didžioji dalis. Labai didelė dalis. Amen. Todėl mes žinom apie šėtono darbus, jis yra apreikštas, kad paskutiniais laikais netgi krikščionybė pavirs į ekumenizmą, pavirs į tą tokią vienybę, kuri bus labai panaši, kaip tikra. Ir brangiai žinokit, kad raštas sako, mato skyriui, kad net ir jie turės stebuklus ir ženklus. Amen. Stebuklų ženklų bus ir pas juos, kad įtikintų, kad Dievas su jais. Amen. Bet netikėkite. Dėl to turi būti tu karštas Viešpatyje, degti, eiti, būti pastoviai bendrystėje su šventąja dvasia.
Dievas yra tavo draugas, Dievas yra tavo vedlys, Dievas yra tavo viešpats, kad tu suprastum, kokie jo keliai. Amen. O jo kelius mes vis kasdien pažįstame labiau ir labiau, ieškodami jo veido, skaitydami jo žodį, Alleluja, ir laukdami jo apreiškimų. Taigi, pakilkime į tikrą karą virš Lietuvos, Alleluja, ir pakariaukime už mūsų Lietuvą. Alleluja. Alleluja. Ateikit, apglėpsim, apsuksim ratu visi. Riafuši platovida bejaredosa. Tėve, livrotes aplevirė. Sustokit visi ratu stojame, ne? Žipora frite blevararosa. Leporo frata blevida siesite bevišė. Nebūtinai liesti šį kartą leidžiam ugnį. Leidžiam ugnį, gal rankom, kaip? Biškį tyliau, gerai. Šita plofaratijas, tai soto pefere dararia. Reboso pefela radošte sedavia. Remoso prevlascita capadavia. Leporamasita fisha prevalaradoso. Brangiai online, jungitės, kylame dvasinės sferas. Jaši bravleravia. Kai aš pasakysiu 3, 2, 1, mes pakilsim tikėjimų virš Lietuvos ir leiskite savo nasrų, leiskite iš rankų, leiskite ugnį, te viešpaties ugnis teka per jūs, Lietuvos žemę, te teka, prifasita plafiredo keperevedė, tėve bevrola baviaštasa, mes meldžiam viešpatė, už šią tautą, už šią žemę viešpatė. Mes meldžiam už sielas gyvenančią šioj tautoj. Tu mus pagimdėjai čia viešpatė Dieve. Davei mums valdžią ir jėgą viešpatė. Melstis ir kovoti. Viešpatė, kad tavo žodis, evangelija, šviesa, tiesa pasiektų Lietuvos žmonių širdis. Viešpatė, daug ką gali karšta teisėjo malda. Tėve, mes čia stovim visi šitoj teritorijoje viešpatė iš Kauno širdies. Viešpatė, vis Lietuvos širdies iš Kauno, iškylančio portalo viešpatėve. Kylam be fratelėvosa. 3, 2, 1, pirmin! Šatija prela, jositola, rasitaladia. Ugnį leiskit, rodija vasita plavara. Rasidarė, rojasida, šatala brinimida. Iotsia sedoravia. Royal sidolaradia. Mes stumentam Dieve, prelevia šitą kamerę. Mes griaunam viešpatį Dieve. Leca primaria šitą pleverė. Bet kokias pranašystės kylančias iš opozicijos šitą privlarimė. Mes etariamovo. Josieda. Latita kamaradovo sidividia. Šita prabola sita lavele. Relavosa viešpatė. Leta bėva mes skelbiam pagal tavo žodį, kad kaip danguje, taip ir Lietuvoje tavo karalystė bus įtvirtinta šitoje žemėje. Šita plivarė rekosa davė. Relosita pevede. Yosadala. Rosida. La prastata da vede. Satara vedevi. Replesida boro. Yosida rabia. Rasata la vida. Zeta prafoseta plavedia la dona che deve vedere. Yosida. Permin armia. Shatrela. Permin mangine. Permin reale. Permin lutai. Relosita via. Ralia, Razira, la Costa di
Latana Bivira, Ropa Shipa Sapetaba, Replosita Veraba, Leta Kamaradea, Shisa Previdea, Vespadas Kelbushesa, Teisingumas, Tiesa, Dievo meilė užpildo pruoja šitą plevidinėje, dekasto tifra labana. Meita berevėsa viešpadė, mes skleidžiam šviesą, mes leidžiam ugnį, mes stumėm visą tamsą. Nuo viešpadė tavo įstatytų, šiuo metu viešpadė Dieve valdytojų virš, viešpadė Dieve šitą privaladė, šitoje tautoje per revadį vladosą. Mes viešpadė meldžiam, ekredos rumojam ir viešpadė kariaujam. Ir nalovę stumdami kiekvieną demonišką įstatymą, kiekvieną tamsos paskleistą džendą, replanija rekosata vidė. Nesidabro vėra mes skelbiam, ne vienas jų neįsilaikys. Libranija kostasa, įskris, replavija šisata vidėda, rale badavija roka paravida. Viešpadė, mes atgailaujam už Lietuvos nuodėmę, mes atgailaujam viešpadė, mes prašom atleidimo, viešpadė už Lietuvos tautos nuodėmės, šioje sidavė pretala, tavo viešpadė teisėjai, tavo šventieji. Viešpadė, mes meldžiam tavo gailestingumo ir malonės, atleiskim, leid bravas į tave, patrauk link savęs viešpadė Dieve, širdis, kurios viešpadė nuvestos tamsos klaidžioja Lietuvos žemėj. Jos yra revenaria retaria, jos yra la satara, raciaremo, la tora. Rastida Maria, Sherrara, Saya, Shartida, Yosida Ravene, Sarai, Shetapara, Sidabarevene, Ratalavida. Ratala Davia, Nekosota Davi. Viešpadė, šviesa į miestus, šviesa į rajonus, šviesa į gyvenvietės, šviesa į vienkiemius, šviesa į vairiausias viešpadė kūrinijos vietas Lietuvos žemėje. Viešpadė, kur mūsų ir kitų viešpadė tavo šventųjų kojos žengia, viešpadė ten, kurie esą, te viešpadė Dieve iš jų liejasi šviesa dabar, siprali varija kapadėva sadaravia, jos siprošita plavada diarede, jos jo rato de la ravi, nakisto sidavea, Lietuva prabunda. Iš kūniško gyvenimo į dvasinį prabunda, leprasarėvė, prastito plapodaravo, siatėvė setrana, la prodaija, zatida kere, ratodara, laste prevadėdo rokote, raposidavė, latadadi, Zata prividia, se praplofo se plarivederea, rano solo bevidi, Viešpatie, mes skelbiam, amžinasis Dievo planas bus įtvirtintas Lietuvoje, viešpats tarė ir įvyko. Įsiplavė, jis pasiuntinė pasiuntinius, pagimdė juos šitam laikui bei flarivaso, kad per juos apreikštų pasauliui galybę viešpaties, Dievo išmintį, supratimą, patarimą, galybę, pažinimą,
viešpatės baimę, šitą plivrasiją rokatamivę, brodas ataplividyje, te kapramivė dalaravoso, šitą plavidyje, reblo vivrasa, mes paleisim dabar 7 ugnies kamuolius į prielavos, priimkit, aš kiekvienam duodu. Ir jums online. Šitą pravedė bosu. Laikykit tvirtai, privlara visi. Jos sidablė. Mes mesim tą šviesą. Reblorava į tamsos tos uostus. Ir kunigaikštystės. Leparivadė brevoso. Mes grumėmės ir veržėmės. Reprovialė badavoso jos versdami iš sostų. Kaip rataplėje provestėsėdė. Pasiruoškit. Retapla podavrėje bovosto sotavedėdėbė. Jūs kiekvienas turit po 7 juos. Neprofiašite brero. Pasiruošiam. Reblavia. 3, 2, 1. Ugnis! 1! Ugnis! 2! Ugnis! 3! Ugnis! 4! Ugnis! 5! Ugnis! 6! Ugnis! 7! Jasita la vera! Puolam! 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 Rasitara! Jasita! Ratali! Asida! Latiare! Ratali! Rasida! Ratana! Lekaro! Yasida! Rora! Yasirelebo! Ratanama! Lari! Rosetebede! Sedara! Ratsaplavide! Setalavidevia! Teve mes surisam! Mes surisam dangaus karalienę, mes surisam visus pasiuntinius, visus stabus ir už stabų sėdinčius demonus, replavia dekasitavia, kurie apgaudinėja Lietuvos žmonės, reefesta ir verčia jos lenktis jiems ir tarnauti, seta priparivasa televedė, rekosa perivedė, teve privlaliatosa. Tai jie praranda jėgą ir galią. Mes stovim viešpatėve, šviesoje, stumdami juos. Larija neboštisa, jie bevaisiai šitame parado. Ir religija griūna. Religija mes prakeikiam. Galingu Jėzaus Kristus vardu. Šetanė Dievo, tu sudžiusi. Jasirevos takina. Shata! Ralia! Sato pereveda! Hey! Sadia! Saprina! Latia! Yarada! Yatiara! Ya! Russia! Radia! La Cora! Setembro Biesade! Shata! Era la vida! Sepenevede! Hallelujah! Viešpatie, mūsų širdis už Lietuvą, viešpatie, kiekviena siela, kad būtų atrasta viešpatie Dieve. Mes meldžiame Dieve, pasiųsk savo darbininkus į šią pjūtį. Pjūtis didelė, viešpatie, bet darbininkų maža. Bet tu atrandi ir pasiunti viešpatie Dieve, nes tu viešpat pjūties, kuris siunti, viešpatie, pasiųsk į kaimus. Kad žmonės išgirstų viešpatie Dieve tavo evangeliją, pasiųsk į miestus. Pasiųsk į rajonus, pasiųsk savo šventuosius, te liudijimai, te viešpatie Dieve ugnis, te viešpatie tavo žodis, kyla viešpatie Dieve, tai jis pasakė kiekvieno širdį, kuris sukasi link tavęs ir ieško. Tėve, pevralį bao, mes atveriam, ne ką to privedė ir nušviečiam, tos
kelius jiems eiti. Reflabija vokasata piviridėje. Rebladovos užtardami ir stovėdami maldoje. Riabausi vlebada už juos. Jotiera! Jotiera! Rosatai! Latara vidė. Mes skelbiam šviesą į švietimą. Mes skelbiam šviesą į mokslo įstaigas. Mes skelbiam šviesą Viešpatie į politikus, į Seimo namus, repriva sotaplavidė, įvairiausias institucijas, į valdymo sistemą, į parlamentą ir prezidentą. Mes meldžiam už jį Viešpatie Dieve, replaviado kese, kad Viešpatie tamsos kunigaikščiai, kurie siunčia demoniškas mintis ir bando paveikti, nukreipti jos, lebravoso neturėtų galios, kad šviesos žodis, Viešpatie Dieve, pažadintų jų širdį ir sąžinę, Viešpatie, kreiptis, eiti, judėti tiesos keliu. Lepatė Avrosa, pirmiem rangiai, Rasija, Jandila, Sirorebe, la prata, ratadi, ratadi, la sata, raprodevi, setatatai, shatatatadia, ratatada, 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 ratatia, ratatia, relala, yorada, yorada, yosoda. Yoshida, Yoshida, Yorine, Latiere, 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 Yotiere, Yoshida, Rashata, Rashidiki, Zatsara. Rana medevia, sopredevi, satadekiala dede. Russia, Latino, Ratapada devi. Yoshida, Sataravia, La Bratania Vesa d'Amor. Randia, Renda, Lezia, Yoshida, Sotorovidia, hey, Sotara, Haya, Yo, Pora, Sara, Yoshida, Hallelujah. Reddido, Nesovria, Rope, Lepa, Satalavia, Rotiado, Sanaria, Senevarabloda de Vida, Rapata, Yoshida, Hallelujah, Okare, Setablamide, Stot. Lygiot. Ja šitą blavos. Pagarbą atiduot. Laisvai nusilenkt. Šlovė tau, karaliau. Haleluja, visa garbė ir šlovė mūsų Viešpatie. Mes tik tau lenkėmės ir tau tarnaujam. Karaliau mūsų Viešpatie, kareivijų Viešpatie, dėkojam tau už viską, ką darai mūsų gyvenime, už viską Viešpatie Dieve. Tik tau vienam mes lenkėmės, tik tave vienam mes garbinam, šlovinam ir vienam te tarnaujam Viešpatie. Dėkojam tau, galingų Jėzus Kristaus vardu. Amen, brangieji. Yarida. Hallelujah. Ali paravia destasi. Jo Viešpatie, sitam mi varado leviara. Ale poramida.
Zotamia Sheferem. O, brangiai, pei faralo raviadė. Šlovė tau, karaliau. Na ką, beliko tik tai užbaigti mūsų maldą giesmėmis, šlovinimu ir džiaugsmu, kad tas džiaugsmas ir buvimas šventojo dvasioje. Raštas sako, tikras gyvenimas nėra valgymas ir gėrimas. Kad pasaulis suprastų, kad tikras gyvenimas yra džiaugsmas šventojoje dvasioje. Halleluja. Žinot, Halleluja. vieną pastoviai įlipa pas mane žmogus, koks nors pavažiuot, net ne kiekvienas, bet jis klausė, sako, kaip jums šiandiena? Aš puikiai. Oi, koks jūs vis geros nuotaikos, sakau, aš visada geros nuotaikos. Jie visi žiūri, galvoja, kaip čia taip yra? Amen. Lai nuo jūsų geros nuotaikos ir užsikrečia visi Dievo gerumu ir meilę. Alleluja. Hei. Alleluja. Alleluja. Na, ką mes čia tokio Iavura baba diavestasa. Halleluja. Oh. Slavę tau, Dieve. Sutverk manyje tyrą širdį, Viešpatie. o Dieve mano Širdis su jumis. Oh, ir atnaujink dvasios Halleluja. jėgą, kad būčiau Halleluja. arti tavęs. Neatimk savo dvasios iš manęs, neatimk savo meilės iš manęs, sugrąžink man džiaugsmą išgelbėjimo ir sustiprink Halleluja. mane tavo dvasia. Kai mano keliai tamsus ir šalti, tu vėl įžiebi man šviesą. Labai ačiū. Tavo gailestingumas atgaivina ir mano siela vėl gieda tau. Neatimk savo dvasios iš manęs, neatimk savo meilės iš manęs, sugrąžink man džiaugsmą išgelbėjimo ir sustiprink mane savo dvasia. Halleluja. Jei kas praradot išgelbėjimo džiaugsmą, aš dabar meldžiuosi už tave. Galingo Jėzus Kristus vardu. Te sugrįžta tau išgelbėjimo džiaugsmas. Čia sugrįžta tau išgelbėjimo džiaugsmas. Te sugrįžta galingo Jėzus Kristus vardu. Ir sugrįžk prie tavęs, Jašia verabos. Viešpatie, Lepateribedė. akių akis. Jašita blevedė. Galingosios Kristus vardu. Aš imu visą valdžią prieš bet kokią tamsą. Prieš depresiją, prieš ligas, prieš kančias. Galingosios Kristus vardu. Aš stumiu jas į prašyti vidę. Ne vieta jums. Dievo vaikose turi gyventi džiaugsmas šventojoje dvasioje. Tėve, dėkoju tau. Užpildyk kiekvieną, kuris stebi, kuris su mumis. Tėve, te patiria tavo buvimą. Te patiria viešpatie tos širdis gyvo Dievo. Galinga jėga. Halleluja. Sataviare. Halleluja. Sutverk manyje tyrą širdį. Sutverk. Pasakykite, viešpatie, sutverk manyje tyrą širdį, kuri tau
Dieve. Aleliuja. Viešpatie, tu atvėrė mano jas duris. Ir aš tvirtai stoviu tavyje. Ateinu su tikėjimu. Žengdamas į priekį. Šventieji, kilkit. Dėkokit jam. Tu kovoje man pergalę davei, savo malonėmis apdovanojai, senas duris tu uždarei. Lenkiuosi tau ir tau dėkoju. Hey. Teskamba mudviejų giesmė, teaidi pergalingas šauksmas, tik mūsų meilė yra prasmė, tik šaltinis mūsų džiaugsmo. Tu kovoje man pergalę davei ir naują dieną dovanojai, naujas duris atidarai. Matykite dvasioje, kai prasiveria naujos durys, šviesos durys į jūsų gyvenimą. Teskamba mudviejų giesmė, teaidi pergalingas šauksmas, tik mūsų meilė yra prasmė, tik šaltinis mūsų džiaugsmo. Viešpats mano Dievas, esantis manyje yra galingas, jis išgelbės, jis džiaugsis manimi, jis atgaivins mane, savo meilę ir džiugaus dėl manęs, giedodamas. Teskamba mudviejų giesmė, teaidi pergalingas šauksmas, tik mūsų meilėje yra prasmė, tik šaltinis mūsų džiaugsmo. Teskamba mudviejų giesmė, teaidi pergalingas šauksmas, tik mūsų meilėje yra prasmė. Džiaugsmo dvasia, užpildyk, užpildyk, džiaugsmo dvasia, užpildyk mus. Džiaugsmo dvasia, užliek mus. Ne paro vieti forane atiko saname. Džiaugsmo dvasia, satya privoši. Tyloje girdžiu tavo balsą viešpatie, kaip šviesa, kuri gydo širdį. Tavo žodis manyje, gyvas kvėpuojantis meilėje. Tu pakeli mane į dangaus sferas, tavo dvasia manyje, gyvas šaltinis, tavo meilė stipresnė už pasaulio triukšmą. Viešpatie, esu tavyje namie, tai mano tikrieji namai.
viešpatie, sakyk, pakelk mane. Tavo dvasia Pakelk mane į manyje, dangiškasis sferas. Pakelk Gyvas išvysti šaltinis. savoje karalystę. tavo meilė stipresnė. Paimk mane sapne nuvesk, suteik man reikėjimą. Pasaulio triukšmą, Arija Tibora priveista lavinė. viešpatie su Risa tavyje tapli patora mane. vidikasa. Tai mano tikrieji namai. Hey! Tavo jėga, mano ramybė, tavo artumas, mano galia, tavo žodis, mano daina, amžinai giedu tau, aleliuja. Tu pakeli Viešpatie, mane į dangaus sferas, visą padėką tau, tavo mūsų dvasia karaliau. manyje, Mes džiaugiamės, Dieve, gyvas kad tu teiki šaltinis, mums dvasią ir malonę tavo meilė kasdieną. stipresnė. Ir kasdieną mes vis Už pasaulio naujai atsinaujinam, viešpatie. Viešpatie Nes su tavyje tu namie. dieną naktį mūsų viešpatie Tai mano nebebedi. tikrieji Hallelujah. namai. O viešpatie, dabar aš tą sako, mes lik per miglą, bet tada mes matysime kitaip. Aleliuja, brangiai, o kur mes einame? Kas yra kelionė viešpatie? Supraskite, kad mūsų atmintis yra paslėpta. Nes visas, kas buvo, jau buvo. Viskas, Ir kas dabar Dievas tiesiog tik atidengia mums. priklauso Atidengia praeitį. Atidengia, kas mes jame. Aleliuja. O tu duodi Slavė man, tau, kai Viešpatie. širdis ieško. Niekas tavęs nepakeis Taip, jau daugiau. Jokie žemės turtai nenubalės. Viskas praranda galybę ir jėgą šito pasaulio karalystės. Kai viešpatie tu išliejai savo dvasią. Nei dešimtinės, nei aukos ar sėklos pasėtos mano širdis. Aš tau priklausau. Atvira širdim atiduodu viską tau. Mano kūnas, siela, protas, viskas, ką turiu, tau vienam nešu. Įvyksta mainai, kai gražinu, kas tavo tu uždegi. Man ugnim ir atgimstu naujai. Hey. Jokie turtai nenubalės, kai tu arti, deimantai, rubinai. Niekas negali nugalėti, o pasaulį nugali. Pinigai, turtai, pavogė širdis, pavogė sielas. Bet mes viešpatie Dieve turim Aš žinau, tave. kad viskas iš tavęs ir kyla, juk jie priklauso tau. Ir širdis naujai suspindi tyliai. Aš tau priklausau, atvira širdim atiduodu viską tau. Mano kūnas, siela, protas, viskas, ką turiu, tau vienam nešu.
Aš pakviečiau Skrusdėlytės autorę pas mus į svečius. Tai užsidegus laukia. Ir man tiek prisidė dar naujų žodžių dabar. Tiek eilių iš Viešpaties, kad tai reikia tik laiko kūrybą užsiimti. Amen. Wow. Slavė Viešpačiui. Halleluja. Dėkojam tau, Dieve. Atiduokit jam. Atiduokit jam viską. Kad būtumėt jo pripildyti. Kad būtumėt pakeisti. Kad būtumėt atvaizdas to, kuris sukūrė viską. Aleliuja. Dėkojam, kad mus myli. Kad auklėjai visus savo vaikus. Taip, Viešpatie. Savo vaikus. Taip, Karaliau. Dėkojam, kad tu mus Jeigu visi mes valgėm nuo medžio mirties, vaisiai pažinimo, kartus jie išties. Dvasioje atskyrė nuo Jėzaus gyvybės, sužeidė jie sielą nuodėmės gausybę. Jie naikino kūną ir mirtis įslinko. Dieve, juk sakai, tu neragauk, nes mirsi. Kryžiui mano laisvė, laisvė nuo mirties. Kryžiuje gyvybė, meilės jo ugnis. Meilės ugnis, meilės ugnis amžina. Dega man jo, meilės ugnis. Bet tu pasirodei, paslaptis apreikšta. Jėzau, tu atėjai, numirt už mane. Nusimetęs drabužį šlovės, vėl gyvybę aprengiai garbės. Kryžiui mano laisvė, laisvė nuo mirties. Kryžiui mano laisvė, laisvė nuo mirties. Kryžiuje gyvybė, meilės jo ugnis. Meilės ugnis, meilės ugnis amžina. Dega man jo, meilės ugnis. Mirtis sunaikinta. Ar dega tavyje? Kur gelonis jo? Ar dega tavyje? Tu tiki Jo numiręs, ugnis. bus prikeltas vėl. Mortas tu paklausai, Viešpatie, deg manyje. Deg manyje, aš noriu trokšti tavęs. Pripildyk mane. Uždėk mano troškimą sekti tave. Halleluja. O tai ar tiki? O tai ar tiki? Ar tu tiki? Kryžiui mano laisvė, laisvė nuo mirties. Kryžiuje gyvybė, meilės jo ugnis. Meilės ugnis, meilės ugnis amžina. Dega man jo, meilės ugnis. Halleluja. Dėkoju visiems, kurie buvo, kurie meldėsi, kurie šlovino. Dėkoju visiems online, kad mes visi esame viena Dievo šeima. Vienas kūnas. Surinkti, pašaukti, išrinkti vienam tikslui. Mes visi kartu, brangieji, laukiam čia mūsų Viešpačio sugrįžtant. Tad laukime naudingai.
laukime taip, kaip Viešpats mums paliepė laukti. Vykdydami jo valią, ieškodami jo keliu, būdami druska pasaulyje. Hei, jas sierdė. Ji dega manį, aš viena tavį. Viena tavį liepsnoja manį. Jau daugiau nemirsiu, kryžiuje gyvybė. Skelbsiu tavo šlovę, kryžius tavo meilė. Tu sugrįši vėl, nes meilės ugnis, tavo meilės ugnis dega manį. Aš viena tavį. Halleluja. Na ką, brangieji? Oi. Biški ne ta. Na tada dar šitą sugrosim ir tada pabaigsim. Hei. Viešpatie, išgirsk mano maldą, tebūna tavo ausys atviros man. Neslėpk savo veido, kai aš vargė, palink prie manęs, išgirsk mane. Kai mano dienos dūmais išnyksta ir širdis manyje silpsta kaip žolė, tu Viešpatie, būk mano šviesa, mano viltis, kai nieko nebėra. Kaip žydinys ir širdis pavargus nuo ašarų srauto, bet žinau, tu esi šalia, kai šaukiuosi tavęs iš tylos gilumos. Kai mano dienos dūmais išnyksta ir širdis manyje silpsta kaip žolė, tu Viešpatie, mano šviesa, mano viltis, kai nieko nebėra. Tu girdi kiekvieną atodusį, tavo meilė stipresnė už naktį. Kai pasaulis tyli, tu kalbi man tyliai. Aš esu, nebijok, aš su tavim. Išnyksta ir širdis manyje silpsta kaip žolė, tu Viešpatie, būk mano šviesa, mano viltis, kai nieko nebėra. Viešpatie, išgirsk mano maldą, tebūna tavo ausys atviros man. Neslėpk savo veido, kai aš vargė, palink prie manęs, išgirsk mane. Viešpatie, išgirsk mano maldą. Halleluja. Taigi, be to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslų pašauktiesiems.
o kuriuos jis iš anksto numatė, tuos ir iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus atvaizdą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių, o kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė, kuriuos pašaukė, tuos ir išteisino, kuriuos išteisino, tuos ir pašlovino, brangieji. Aleliuja. Te džiaugsmo dvasia pasilieka su jumis ir iki sekmadienio. Šalom, šalom. Ir kur tu bepridėtum savo ranką, Dievas myli linksmą davėją, O taip. atidaro jam lobius dangaus. Tad duokite ir jums bus duota, saiką gerą prikimštą, sukratytą ir su kaupu jums duos, kaip yra parašyta, tu duosi jam. Ir neliūdėsi duodamas, nes už tai viešpats, tavo Dievas, palaimins tave visuose tavo darbuose. Ir kur tu bepridėtum savo ranką, tu duosi jam ir neliūdėsi duodamas, nes už tai viešpats, tavo Dievas, palaimins tave visuose tavo darbuose. Ir kur tu bepridėtum savo ranką, tu duosi jam ir neliūdėsi duodamas, nes už tai viešpats, tavo Dievas, palaimins tave visuose tavo darbuose. Ir kur tu bepridėtum savo ranką,